Labas draugai. Turbūt dažnai esat pastebėję, matę paplūdimiuose, ypatingai vasaros metu prie jūros su metalo ieškikliais vaikščiojančius. Ir turbūt kildavo klausimas, kągi jie te randa. Na, manau, atėjo metas įsiaiškinti. Patikrysim, kągi įmanoma surasti paplūdimy. Gal kamštelį, o gal ir žiedeliai. Tai nelaukiam, kimbam į darbas ir pasitikrinam, kągi ten mes surasim. Kamštelis. Ir kažkokia tikriausiai skeveldros dalis. Pirmi radiniai. Skardelė supuvus. Va taip va. Ne iš karto auksas žiba. Iš tikrųjų vandenį tai paieška ganėtinai sunki, nes tu nematai ir nežinai, kur ir kokiam gylį iš tiesų kast. Tai biškį sausumą prasičekinsiu. Kaip jūs manot, kas? Ogi dar vienas kamštelis. Kem centų? Jau turiu. Taip, tau į rytą, 5 centų. 5 čia pasirodo 50 centėlių, eikt. Jau kramtoškiais galima pirkti. Ok, varom, dirbam. Skardinės atidarimui, nežinau kaip jį pavadinti, auselį. Dar daugiau kamštelių. Tad realiai kas galvojat, kad iš karto, oi tiesa metalo ieškiklių, tai jau ten jie randa daug. Tai jaučiu pirmiausiai 100 kamštelių iškasa, tada kažką dar mažiau vertingo ir gal iš kažkelinto 100 karto kažkas gero pasitaiko ir tai dar abejoju. Bet kamštelių patikėkite, jeigu taip darysit ir ieškosit, tai jų tikrai bus.
Atep. Pirmas dienos normalus radinys. Ar sidabras ar ne, bet greičiausiai, kad sidabras. Panašu į tai. Oi, čia jau seniena, galima sakyti. Senas reikalas. Ir va, visai normaliai tokio vietoj, kur galvotai, kad jau visi kasėjai praėję ir iškasė. Nu, pasirodo, dar ne, dar yra. Opa. Nu, klausykitės. Jau eurą 2 turbūt turiu. Galėsiu alaus grįžtant dar. Jei spėsiu pasimti. Bet jau euras 2, klausykitės. Gal vis dėlto ir apsimoka tą darbą mesti. Nu, dar čia reikia pasivaikščiot. Eurų alėlis. Jaučiu, kad irgi kamštelis gana senas. Man atrodo, kad tokio alaus jau dabar nebėra. Pakomentuokit, alaus ekspertai. Nu ką, chebryte. Taip ir baigėsi diena. Iš lėto leidžiasi saulė. Kaip toj dainoj. Ir žodžiu, šiandien dienos radiniai berods ar 2,20 € ar 1,7 €. Kažkas tokio. Ir grandinėliai, net apie kamštelius net nekalbu. Tai žodžiu 4 ar 5 valandos darbo. Tokie rezultatai. Tai visgi priimsiu sprendimą, kad darbo mest neapsimoka. Geriau dar padirbti, o kasinėjimą pasilikti hobiui. Ir iki pasimatymo kitą kartą. Iki greito. Atskira padėka mano rėmėjam, mano kontribišnikam, pati didžiausia padėka. Ačiū.